Karys ir jo vaikas. 6 amžiaus kronikos. Aisčių pasaulio gilumoje, Plinkaigalyje, kuris yra Lietuvos viduryje, buvo ištirti viename ir tame pačiame kape palaidoti vyras ir vaikas. 45 ar 50 metų vyras ir 5 metų vaikas gyveno 5 amžiaus pabaigoje ir 6 amžiaus pirmame ketvirtyje. Aisčių karalių Brutenio ir Vaidevučio, gotų Teodoriko didžiojo laikais. Karys buvo labai aukštas, 1,80 cm ūgio. Jo dešinioji ranka dilbio srityje sulaužyta tarsi gintusi nuo smūgio, kaulų laiku neištempė, ir jie, užėję vienas ant kito, netaisyklingai suaugo, nors tų laikų žiniuonys mokėjo teisingai kaulų sugydyti. Galvūgalyje į lentinio karsto dugną buvo įsmeigtas kovos kirvis. Juosmens srityje buvo padėtas itin retas ginklas – vienašmenis siaurasis kalavijas, kurį šį vyrą sieja su turtingais to meto Sembos aisčiais. Ginklų tyrinėtojai, ieškodami tokių kalavijų kilmės, sako, kad jų kūrėjais buvo Sembos aisčiai, o jų ištakų ieško romėnų kalavijų formose. Kiti mano, jog jie išaugo iš kovos peilių. Įspūdingos ir kitos vyro įkapės – žalvarinė segė ir gintarinis karolis, kuris gali sieti karį su gintaro keliu ir jos sargybiniais. Jie kaip amuletą nešiojo pasirišę po kaklu gintaro karolį, bet mūsų vyro gintaras buvo rastas juosmens srityje, greičiausiai maišelyje. Vaiką laidojant, kairėje vyro koją stumtelėjo dešinės link ir kojūgalyje jam atsirado vietelė. Paguldė jį priešingai vyrui ant dešinio šono. Kojytės pariestos ir atrodo lyg vaikas miegotų ramiai padėjęs ranką po veidu. Papuošalų negailėta. Vėrinys iš 3 gintaro karolių, tokia pati, kaip ir vyro, žalvarinė segė. Ir dar daugiau, ant rankos masyvi žalvarinė apyrankė kaip pereinamojo į vyrus laikotarpio ženklas. Palaidojimo būdas rodo didelį jų emocinį bendrumą ir, greičiausiai, tėvo bei sūnaus ryšį. Sūnaus pusėn liudija masyvi apyrankė, kurias nešiojo vyrai, o ir segė tos pačios prigimties. Bet kas atsitiko, kad abu, tėvas ir sūnus, atsidūrė viename kape? 2 žmonių palaidojimai nėra unikalūs reiškiniai aisčių pasaulyje. Esama ir žymiai daugiau viename kape palaidotų. Žinomi ritualiniai arba palydo žmonių palaidojimai, bet aisčiuose jie susieti su žirgais, šunimis, bet ne su žmonėmis. Tačiau Plinkaigalio dvigubo kapo atsiradimą padeda įminti kiti pavyzdžiai. 162 kape rasta vienu metu hunų ar jų genčių nužudyta šeima, kuokomis suknežintos 2 vaikų galvos, hunų tribriaunė strėlė moters šlaunikaulyje, žuvęs vyras. 336 kapas paliudijo kitą baisią istoriją. Lanko šūviu iš priekio mirtinai buvo sužeistas šeimos tėvas, o jo žmona ir 2 vaikai nužudyti peiliais. Klaidingai yra galvojama, kad aisčių pasaulis buvo toli nuo Europos įvykių. Plinkaigalio istorijos rodo, kad didysis tautų kraustimasis buvo ne kur nors toli, bet čia pat, prie aisčių namų slenksčio ir tiesiog jų namuose. Neramius laikus gyveno Plinkaigalis. Hunai, akadzirai, gotai, visi jie buvo čia, Plinkaigalyje.